starts with I and ends with all. It takes all of us to make any one of us successful. And the unique, refined appreciation of the all of us is what makes the I of us do much better. That appreciation of society. It takes all of us to make a market. We need each other's ideas and inspiration. And once you have that sense of appreciation of the all of us, now you and your place and your possibilities and your opportunities now start to really soar when you understand how important it is within the framework of the all of us. So you can't succeed by yourself. It's hard to find a rich hermit. Everybody has to choose for themselves. Everybody has to decide by education. Now, if you didn't know what the consequences were going to be, it could be very easy to choose the wrong attitude and not discipline yourself to the right attitude. You cannot. Na tai, sveiki visi. Sveikinuosi su jumis dar kartelį. Pradėjau savo rytą nuo savo pusryčiukų su avokadu ir lašiša. Greitai dar išsudžiovinau plaukus. Tai va, nu ką, o dabar greitai einu paskaityti knygą, tai noriu parodyti, ką skaitau. Čia yra tokia kaip savihipnozės knyga. Tu gali viską, iš tikrųjų, kai pradėjau pirmą kartą ją skaityti, tai taip labai įdomiai skaitėsi ir galvojau, nu nežinau, kažkaip čia mokina tą, kaip daryti hipnozę, ar ne, kaip save hipnotizuoti ant dalykų. Bet dabar aš žinau, kad pagavau kablį ir visai įdomu ir net keletą kartų bandžiau. Ne viską bandžiau toj knygoje, bet noriu dabar pirmiausia viską perskaityti ir aš manau, kad kiekvieną knygą, kurią skaičiau, kurios padarė didžiausią įspūdį, skaitysiu dar kartą, jau atlikdama pratimus. Dabar šiek tiek paviršutiniškai tai darau. Tiesiog noriu daugiau perskaityti pirmiausia, kas yra apie ką ir paskui gal bandyti pritaikyti jau vėlesniam laikotarpį. Nes dabar šiuo metu labai mažai laiko yra iš tikrųjų ir tam skaitimui ir viskam. Kaip minėjau, dirbu per 2 darbus, tai yra sunku. Mano antrasis darbas baigėsi 1 nakties, tai kol grįžtu, kol ką, o kitą darbą dirbu ryte, dar visokių reikalų, nu žodžiu. Tai tiesiog yra labai sunku atrasti laiko dabar ir tom knygom, tai stengiuosi rasti kiekvieną minutę laisvą. Tai savaitgalį, vat, pavyzdžiui, šią savaitę, tai sekmadienį tik tais ar te paimsiu knygą į rankas. Kai manikiūrą darytis, skaitau knygą, kai plaukus einu dažyti, skaitau knygą. Jeigu kažkur važiuoti ilgesnį laikotarpį reikia, irgi skaitau knygą. Tai vienu žodžiu, stengiuosi atrasti laiko kaip įmanoma daugiau. Tai va, na ką, einu paskaityti greitai ir tada susitiksime vėliau ir parodysiu, kaip aš pasiruošiu naujai savaitai, kas liečia maisto gaminimą. Nes kai dirbi per kelis darbus, yra truputėlį sudėtinga su gaminimu, tai susitiksime vėliau. Nu ką, susitinkam dabar mano virtuvėje, tai parodysiu, kaip aš pasiruošiu savo naujai savaitai. Tai turiu daug visokių daržovių pas save. Dabar prisipirkusi paskutiniu metu, kai labai esu užsiėmusi, labai yra sunku man su gaminimu. Tai neatsimenu jau, kada normaliai gaminau, pagrindė mano vyras dabar gamina ir mokinasi gaminti. Tai mano vyras paskutiniu metu gamino valgyti, nes dabar jisai turi daugiau laiko. Tai dabar, kadangi noriu daugiau pati grįžti prie maisto gaminimo, kad ir grįžti. Tai labai blogas oras šiandieną, labai lyja iš tikrųjų ir automatiškai šviesos namuose jau beveik, nu taip jau minimaliai. Tai bandysim kaip galim. Tai va, tai norisi kažkaip pradėti ir su ta sveikesnė mityba, nes dabar buvo visiškas chaosas. Paskutiniu metu, tai,
tas lėkimas, ryte atsikeli, greitai padirbi, išvarai su reikalais, grįžti tiesiai į darbą, vienu žodžiu, dirbi iki 1, kol grįžti namo, jau antrą tik miegot nueini ir nėra visiškai rutinos, nei maiste, nei niekame ir visiškai išsibalansavęs, užsistresavęs tas organizmas, tai labai matosi ir ant manęs pačios, ir fiziologiškai labai jaučiasi ir visa kita. Tai automatiškai, dėl ko paskui būna ir svorio priaugimas, ar ne dėl to, kad valgai nesąmonės, viskas greitai, kažkada valgai, kažkada nepavalgai, vienu žodžiu, betvarkė. Tai kada betvarkė nebūtų daugiau, nusprendžiau, kad reikia rimtai susijimti ir pradėti planuoti jau kiekvieną sekmadienį, pradėti planuoti savo savaitės maistą, kad sveikai valgyti, grįžti ir kad ir mano vyras pagamina kažką tai, bet tai vis tiek ne tai, kaip pagaminu aš pati. Tai va, ir Toras atėjo jau iš karto prie maisto ir nori labai pasižiūrėti, ką aš čia darysiu. Taip, Torai. Soriuks, nenoriu tavęs dabar glostyt, nes vėl reiks plauti rankas, o rankytės jau nusiploviau ir pasiruošiau maisto gaminimui. Na štai. Tai dabar ką tiesiog darysiu, aš tiesiog viską susipjaustysiu. Tori, to čia nieko nėra. Eik. Ne. Kur aš šitą peilį pasidėjau be kalbėdama? Čia. Šiaip Maksimai pirkau šitą peilį iš tikrai nebrangiai kainavo, bet koks geras, daržovėm pjaustyti, tai šakės. Tai va, tai ką padarysiu, pirmiausia, aišku, susipjaustysiu savo visus krypukus. Ir pasiruošiu tokius maišelius, kaip kad, pavyzdžiui, daržovių stir fry, kad daryt, pavyzdžiui, pasikepinti daržovytės, ar ne? Ir kad būtų tiesiog labai lengva. Esmė viso šito dalyko yra tokia, kad aš tiesiog neturiu laiko sėdėti, pjaustyti, ruošti tenais. Aš dažniausiai susiruošimui ten turiu pusvalandį kokį. Maks valandą, tai man dar jeigu pasidažyti, susiruošti, apsirengti, susidėti, o dar jeigu valgyti gaminti ar dar kažką, tai išvis, ta prasme, valgio gaminimui laiko jau nebelieka ir dažniausiai išvažiuoju į darbą nevalgiusi. Tai va, tai paskui būna sunku, kai nuvažiuoju į darbą, tai paskui valgau kokius sanienus, žodžiu, užpilamus makaronus ir panašiai, kas nėra iš tiesų labai sveika, tai va, tai tiesiog reikia įsivesti kažkokią tai rutiną į savo gyvenimą, tai va taip nusprendžiau dabar daryti, kad kiekvieną sekmadienį pasiruošiu savo daržovikės visokias, susipjaustysiu ir įsidėsiu visą tai į šaldiklį, susirūšiavusi viską ir man beliks tik išsiimti maišelį, kuriame bus daržovių asorti, skirtas arba styminimui, pavyzdžiui, arba kepimui. Tai va, tai pasilengvinsiu savo gyvenimėlį. Nežinau, gal kažkam ir idėja bus, kas su laiku truputėlį irgi kam sunku. Ir ta idėja gal pravers. Žiūrėkit, ką jis išdarinėja. Torai. Akrobatiką užsiminėjai. Ką? Koks jisai mielas, ką? Oi, tariukai. Tai šiandieną dar važiuosim su Toru į dresūros pamoką. Pradėjom praeitą sekmadienį. Tai keliaujam dresiruotis mokintis, tai ir mums pamokos, kaip dresiruoti šunį ir kaip šuniuką auklėti, kas yra iš tiesų tikrai įdomu ir taip pat šuniui yra gerai. Tai labai norim tą šuniuką
tokį labai protingą padaryti. Taip, jisai dėmesio tai ištroškęs, tai ne tas žodis. Tai va, tai šiaip jis labai protingas, mes savo šuniuką į savo šeimą priėmėm praeitais metais, jam dabar yra 7 mėnesiai, beveik jau 8, beveik 8, tai tiesiog priglaudėm iš žmonių, kurie dovanojo, ir čia yra miksiukas, Akitos ir Border Collie. Tai išvaizda kaip kūno fiziologinė išvaizda visiškai į Akitą užneša, išskyrus uodegą, pilnai nesusiriečia ir snukis labai panašesnis į Border Collie iš tikrųjų, nes nėra tokio platumo veide snukutyje. Nes aš esu turėjusi Akitą veislinę, tai tikrai skiriasi, bet kailis, stotas visas, ta figūra ir visa kita, grinai Akitos, charakteris irgi tikrai turi labai daug Akitos, tinginys yra kaip ir Akita, pažaidžia 5 minutės, liežuvį pakabinės jau eina ilsėtis ir tikrai dažniausiai dienoj miega negu kad siunta. Tai va, tai mums Paliai charakteris tai labai tinka. Mano vyras yra energingesnis iš tikrųjų ir jisai veiklesnis, jisai su juo ir užsiima visus tos dūkimo dalykus, išsilaksto, išsidūksta, pavedžioja, o aš tokia labiau, taip pasakyti, mažiau aktyvesnė esu ir aš mažiau laiko dėja turiu paskutiniu metu, tai nusprendžiau savo vieną darbo atsisakyti ir pasilikti pagrindinį. Ir pasilikti pagrindinį darbą tik tais, nes darosi per sunku. Nei galiu gyvūnėliams skirti laiko, mes dar ir katę turim. Škotų nulepause ir vat šuniukas, jisai ir auga, jam reikia ir dėmesio, ir to auklėjimo, tai dėl to nusprendžiau nuo birželio atsisakyti vienos veiklos ir skirti daugiau laiko šeimai, vyrui, augintiniam ir būsimos didesnės šeimos kūrimui, nes gyvūnų jau užtenka. Dabar jau norim daugiau. Norim vaikučių su vyru, tai reikės paskirti laiko ir šitam dalykui. Tai va, labai svarbu iš tikrųjų laiko planavimas. Man atrodo, nori lauką. Pasiprašė į lauką. Iš tikrųjų lauke lyja, bet labai blogas oras. Bet jeigu jis nori, tai eina. Jis nebijo šiaip lietaus. Gerai, kad mes gyvenam iš tikrųjų name, tai turim didelį kiemą. Tai jis gali išeit pasilakstyti, atlikti savo reikalus. Tai mums per tokį blogą orą nereikia eiti su juo ten ir vaikščioti. Ir ligų ieškoti, tai tas yra gerai. Tai va, kai yra norima pasivaikščioti, tai vyras dažniausiai eina aplinkui gyvenvietę, vieną į kitą pusę, arba išvažiuojam, jeigu geras oras. Bent jau taip išvažiuodam anksčiau, kai daugiau laiko turėjau, tai išvažiuodam tai prie jūros kažkur, tai dar kažkur pasivaikščiot, žodžiu, surandam kur ir kaip, tik dabar sudėtingiau, nes orai tai tikrai nekokie, labai šalta ir namie labai šalta iš tikrųjų, tai kažkaip atrodo nebesinori kūrenti tų namų, kai jau gegužės mėnuo yra, ta prasme, jau tikrai galėtų ir duoti jau šilumos. Važiuosime į dresūrą, paskui važiuosime pas būsimą toro auklę. Pas būsimą toro auklę, nes mes mėnesio gale išvažiuojam į tokias kaip nedidelės atostogas ir ieškom toriukui auklytės, kuri galėtų pažiūrėti, kol mūsų nebus.
mūsų nebus apie 5 dienos, 5-6 dienos maždaug, važiuosime į Estiją, Taliną su kemperiu, kempervanu. Mažesnis variantas, mes dviese, mums užteks, tai dėl to mes ir neėmėm didelio. Tai va, kalafiorus, tai yra tos, kalafiorus aš visą laiką susipjaustau tokiais gabaliukais gražiais. Nemėgstu, pavyzdžiui, pirkti jau šaldytų daržovių. Galbūt klausimas galvoju pas jūs bus iškilęs, kodėl aš tiesiog nenusiperku šaldytų daržovių, bet man nepatinka, kaip jie ten būna supjaustyti. Tenai palieka labai kojeles didelės tokias. Ir tai čia dar mažytė kojelė yra, ne, kur aš dar apipjaustysiu, o ten dar palieka didesnė. Tai ten to kalafioro mažai ganėtinai, perkite kojeles vos ne. Ir iš tiesų, neatrodo labai skanios tos daržovės, mažai ten pačios tos daržovės yra likusios. Tai man patinka, kai yra daržovės daugiau, už tas kojeles nusipjaustau, pasidarau savo gabalėlius, kokius aš mėgstu. Čia ruošiuosi jos styminimui. Tai turiu tokį kaip puodą, kur galima styminti daržovės. Tai viskas, ką man reikės tiesiog padaryti, sumesti į tą puodą ir garuose išsivirti savo kalafiorus. Turiukas pas mus ganėtinai protingas, iš tikrųjų yra, paveldėjo abiejų tėvų protą, nes tiek border collie, tiek akitas yra žiauriai protingi šunis. Tai dažnai ir mus apgauna ir išvilioja visaip ir tikrai apmulkina ir randa ir kaip pabėgti iš kiemo, nors aptverta jau, mes ten visais būdais bandėm, vis tiek jisai randa būdų, kaip pabėgti iš kiemo, kai jisai nori. Tai žodžiu, tikimės, kad ta dresūra iš tikrųjų padės įtokį padaryti ne kiek paklusnesnį, bet tiesiog labiau išauklėtą. Pasiruoši tas daržovės, kokias nori. Pavyzdžiui, labai daug tose mišiniuose yra tokių daržovių, kur aš nemėgstu. Tai dėl to irgi yra pliusas, kaip pats pasiruošinėjai. Tai va. Žiūrėsim, kaip čia man gausis. Dabar kol kas esu užsivedus ant šito. Tikiuosi, šitas dalykas nepabėgs ir man pasiteisins. Praleisti kelias valandas virtuvėje bepjaustant, kad paskui visą savaitę galėtum greitai ir sveikai valgyti. O kokių jūs žinot gaminimo gudrybių, gal jūs kažkokių tai turit, kas jums pagreitina buitį, kažkokių tai, nežinau, life hackų, kaip jūs gaminat, pavyzdžiui. Reikia greitai pasiruošti. Ką jūs dažniausiai gaminat? Gal esate iš sportuojančių kažkas ir kažkokią tai rutiną savo turit. Būtų įdomu iš tikrųjų sužinoti, pasidalinkit savo įžvalgom, nes man labai įdomu. Visą laiką, kai nori keisti kažką gyvenime, yra labai sunku pradėti. Ir taip yra, ir labai yra patogu sėdėti patogiai ant sofkutės, nieko neveikti ir ieškoti milijoną pasiteisinimų, kodėl negali to ar ano. Tai svarbiausia neužsisėdėti ir iš tikrųjų pagalvoti, kokio gyvenimo nori pats, kaip atrodyti nori pats ir pradėti veikti, nežinau, atrasti tiesiog, kas tau galėtų pasitarnauti, ieškoti būdų, ieškoti lifehackų, ieškoti motyvacijos, ieškoti kažkokių tai būdų, kaip savo padėti. Atrasti, ko tu gali norėti pirmiausia gyvenime, nes negali stengtis dėl kažkokio, nežinai, ko tu nori. Tai va, stengtis atrasti tai, ko gali norėti gyvenime, kas tave motyvuotų, kas į priekį stumtų. Tai va, kažkurį tai laikotarpį, kai yra blogos nuotaikos ir visa kita, kai aš ir pati perėjau tą ir ne kartą teko pereiti tokius etapus,
kažkaip randi būdų, kaip išsikapanoti ir ieškaisi būdų, kaip savo padėti ir kaip pagerinti savo gyvenimą. Ir tai yra, manau, svarbiausia iš tikrųjų. Nu, jau liko nebedaug. Parodysiu, ką padariau. Tai čia morkytės į vieną kažkokią, tai nežinau, ką gaminsiu, gal netikrą plovą kokį, arba dar kažką, tai kokį troškinuką gal. Čia smulkiai supjaustyta, per smulkę tarką morkytę, tai čia bus jau salotom. Čia grybus va susipjausčiau, čia yra cukinija supjaustyta gabaliukais, kalafioras aišku, čia baklažanas supjaustytas ir dar morkytė supjaustytas dviem būdais. Tai steiminimui labai skaniai, vat, kad tokios krančių būtų morkytės šitaip. Arba labai skaniai orkaitė iškepa tokios morkytės. Ir dar kitas būdas šitaip. Tai nežinau, ką sugalvosiu dar. Tai man liko dar svogūnus nusipjaustyti ir šitą. Nu ką, viską susipjausčiau. Va. Kaip ir rodžia morkytės, brokoliai, svogūniukas. Baklažanai, kalafiorai, morkytės stambiai trakuotas, smulkiai trakuotas, grybukai, cukinija. Ir naudosiu maišelius specialiai šaldymui. Ir viską dėsiu maždaug projektuodama, ką aš valgysiu pagal ką. Tai pas mane yra 1,5 litro maišiukų ir yra 1 litro maišiukų. Jie va taip išsizipina. Va, labai lengvai. Va. Tai iš karto žinau, kad pas mane šičia jau bus daromas salotas. Tai aš iš karto visą šitą ir susidėsiu į vieną šitą maišiuką. Tai kaip aš darysiu, kai jau planuosiu sekančios dienos maistą, tiesiog grįžus iš darbo, kadangi aš grįžtu apie 1:30 nakties, tai prieš einant miegoti tiesiog išsiimsiu norimas daržovės ar miksą kažkokį tai iš kameros ir paliksiu atitirpti iki ryto. Tai va, ir tada, kai atsikelsiu, jau jie bus visiškai atitirpti. Pasiemu markeriuką ir užsirašysiu. Kas čia yra? Smulkios morkos pasirašiau. Sekantį, ką noriu, tai noriu dabar pasidaryti miksiuką. Tai pavyzdžiui, pasidarysiu miksiuką stir fry. Nu va, kaip man čia viskas gavosi ir visą tai dabar keliaus į kameritą. Nu ką, viską supjausčiau, dabar lėkiu susiruošti ir važiuojam su Toriuku į dresūrą. Tai va. Nu ką, grįžom iš savo dresūros,
Ir buvom dar susipažinti su būsima toriuko auklė. Tai labai fainiai, jie dar turi irgi šuniuką Dobermaną, tai jie ten pasiduko, pasižaidė, susipažino, nu labai smagiai pabuvo. Tai mūsų oras nelepina dėja šiandien, šiek tiek linoja, visi tokie sulis. Tie plaukai tokie, dabar greitai eisim pavalgyti vakarienės ir jau pačilinti. Tai mūsų sekmadieniukas šiandieną jau bus baigtas, tai pratęsime kitą dienelę.